Sveiki, mėlyjeji, aš esu Kornelija ir šį kartą jūs vėl pasitinku Kaune, prekybos miestelyje Urmas. Dabar netrukus keliausime apžiūrėti kelių parduotuvėlių, tokių tikrai išskirtinių, kur labai geros kainos noriu iš karto pabrėžti. Ir čia ieškosime prekių jūsų švarai bei grožiai. Keliaukime. Aš sakau, kur mano mama pirko šituos oro gaiviklius, tokius kvapus. Jis sako, kaip kvepalai, nuostabaus tiesiog kvapo, o va pasirodo čia. Dar man toks paukštelis čia pašnibždėjo jausi, kad ir šie namų kvapai yra tikrai labai galiojantis, o kvapas, tai pasaka tiesiog. Tai irgi labai rekomenduotini. Tai čia matau iš visų pusių yra prekės ir grožiai, ir kosmetikos visokios priemonės, va, štai pasitinkamos ir čia nagų lakai įvairūs, ir ten lūpdažių, kaip matote, visokių kokių tik tai norite, ir kvapų, vat, visokių dezodorantų, milteliai, muilai, čia apačioje tai iš vis matau, kad yra įvairūs skalbikliai. Kainos tokios, kaip būtų prekybos centruose, turbūt su didelėm nuolaidom įsigytumėte, tik tai o čia atvykstate, vieną kartą nusiperkat ir ilgai savo patogiai naudojat. Ir nereikia galvoti apie tokius dalykus, o norisi buitinių tokių reikalų, kažkaip nesuk dėl to galvos. Va čia, pavyzdžiui, viršuje matau netgi įvairius rinkinius kosmetikos priemonių, higienos priemonių, tai galima įsigyti ir padovanoti. Ir čia, žinokit, tikrai manau, kad kaina yra nepaprastai maža. O čia, aišku, yra ir kitų tiesiog visokių reikalingų kasdien mums priemonių. Tai ir higienos priemonės, šampūnai visokie, skutimosi priemonių yra gausybė, netgi plaukų dažų. Jūs tik pasižiūrėkite. Mano buvo praeitais metais kalėdų dovana daugeliui pažįstamų, tai šitas muilas, nes jo kvapas yra fantastiškas. Tikrai, kam padovanodavau, visiems patikdavo, o būdavo prekybos centruose su nuolaida, bet čia, žinokit, su nuolaida ir taip atrodytų tokia kaina 3,50 už tikrai nerealų muiliuką, kuris puikiai tinka ir dovanai. Ir kas svarbiausia, kad šitos vietos šeimininkai čia taip pat dirbantis kiekvieną dieną, tai tikrai kruopščiai atrenka kiekvieną prekę jums. O čia įėjau į dar vieną parduotuvėlę, kuri priklauso irgi šeimininkams, kurie patys čia ir darbuojasi, žinokite, kiekvieną dieną irgi kruopščiai atrenka visas prekes. Ir va, kaip matau, ir kosmetika, ir buitinės, visokios tai prekes, kurios yra svarbios mūsų kasdienai. Ir čia netgi matau ir smilkalų yra tokių, kurių irgi jau nebelabai rasite kažkur kitose parduotuvėse. Tai čia va tokių daiktelių, tokių netikėtų galima atrasti, kas visada net džiugina, nes ateini va kokio skalbiklio pasimti va, ar ten miltelių, didelį pakelį ir dar tokių netikėtų kažkokių tai dalykėlių. Man labai patinka, mačiau, kad žmonės irgi čia labai mėgsta, vis eina, pamato, kad filmuojam, įsigąsta, tada laukia, bet šiaip tai tikrai labai lanko tuos mažosius verslus ir man atrodo, mes visi turėtume palaikyti tokias vietas. Tai pasižiūrėkim, ką čia galim įsigyti. O va, pasižiūrėkit, grįžo į madą kaip tik tai cheminis plaukų, tai va, galima, žinokit, čia va vietoje nusipirkti suktukų. Toks visas rinkinukas 2,40 €. Atrodo, buvo jau nuėjusi ta mada, dabar vėl grįžta ir žinom, kur nusipirkti. Jeigu niekur kitur nerasite, tai čia tikrai didelį pasirinkimą pamatysite įvairių kosmetikos, higienos priemonių rinkinių. Tai irgi dovanai visada pravers, nes būna kartais pritrūkstam idėjų, nežinom, ką čia kam galim padovanoti, bet padovanoti kažkam norisi, tai va, prašau, labai sunaudojamas, suvartojamas dalykas, visada yra šampūnai visokie ir kūno priežiūros priemonės ir panašiai. Yra mažų verslų, bet yra ir didelių tokių krautuvių, tikrų parduotuvių, kur įeini ir tiesiog eilės įvairių daiktų. Ir švaros prekių, ir kosmetikos. Bet pirmiausia, aš tik atėjau ir iškart žinau, kad pamačiau labai gerą daiktą. Žiūrėkite, 2 € mova. Tai čia visokie žygeiviai supras. Žinokite, visi žygeiviai ir šiaip mėgėjai pabūti lauke. Labai geras daiktas. 2 € tik tai. Nemačiau, kad tokių kainų būtų. Arba pasiėmiau va tokią dušo želę, visą litrą. Fantastika. Nesukiu galvos, 5 € tik tai. Čia yra lobynas, žinokit, tikrai, nes va, įeini ir dušo, aišku, želės visokios ir čia matau kačių maistelio dar galima rasti. Ir jeigu norisi, net ir saldainių. O,
visą tokią krūvą nusiperki ir vaikam duodi po kelis. Ne tik saldainiai čia yra, aišku, ir daug kitų nevalgomų daiktų, net ir kojinės, pėdkelnės, kaip matote. Čia žiūriu, dar ir kelnių galima rasti. Oho, eina savo. Wow, patiko man šitas kelnes. 12 eurų, žiauriai patogas. Prašau, šlepetės, va, visokios jaukios yra. Nu čia visko, ko reikia namam. Netgi kilimų, matau, galima rasti. Lauko kilimas, pažiūrėkit, koks gražus. O, kaip tik dabar vasarą labai aktualu. Va, virtuvį dar net galima rasti dalykų. O, prašau, staliukas. Net ketaus puodas čia yra. Yra net ir labai gražios spalvos žalios. Nerealiai. Nu va, ir kaukių veido rasite netgi. Viskas, ko reikia, žinokit. Ir švariai, ir grožiui, ir dovanoms dar rasite ką nors. Ir valgyt dar, užkast saldumynų. Oho, nu čia tai negalvoju, žiūrėkit, yra veltas krepšys toksai, dar su nuolaida. Čia parašyta net tokia kaina kaip yra. Čia matau 9 eurai. Nu va, praktiškas daiktas visiškai. Atsidarai ir žiūrėkit, kiek visko telpa į vidų. Tai ar į kokį paplūdimį, ar kažkur į kelionę reikia, susimes daiktelių, prašau. O jeigu ieškote priemonių ne tik kasdieniams namų apyvokos darbeliams, bet generaliniam namų valymui, jau prisėjo toks laikas, tai žinokite, čia yra puikia vieta, tokia parduotuvė profesionaliam valymui, taip jinai vadinasi, dar kokybiškai sprendimai verslui. Tai čia ne tik verslui, bet ir žinokit, kiekvienam iš jūsų. Nes jūs čia galite, pirmiausia, tai matau, kad namų kvapų įvairiom formom netgi nusipirkti. Tai yra labai populiarūs dalykai. Čia, kaip matote, ir labai skirtingų kvapų dar siūlo. Tai viskas, kas įdomu, kas patinka, bet gali būti tikrai, matau, kad ir purškiamas tas kvapas yra ir kitokiom formom, netgi tai tikrai kiekvienas įsirinks pagal savo skonį. Ir čia, sako, yra tokia net populiari, labai vietelė, populiarus kampelis, visi, kas ateina, visi būtinai įsineša kažkokių kvapų namams. O čia, kaip tik matau, prieš mane yra netgi, sakyčiau, darbui skirta įranga, tai vežimėliai, jeigu norite gal papildomai užsidirbti ar ką, norit valyti namų žmonių, tai prašau, nusipirko tokį vežimą ir keliaujat, susidedat priemonės, viską čia gražiai viską susidėliojate, susiorganizuojate, ką reikia ir prašau, ir turite. Tai čia tikrai ir verslams labai gerai, ir privatiems asmenims, man atrodo, patogumas. Viskas labai aišku, žinokite, čia yra suskirstyta į virtuvę zoną, tai čia virtuvė zonai absoliučiai visi skirti įrankiai. Tai galima, prašau, nuo dulkių, tokių turbūt valiklių gražių, labai tokių dalykėlių, iki priemonių tikrai profesionaliam išvalymui. O čia yra vonios kambarys, viskas labai aišku, parašyta viršuje. Taipgi, čia ir skirtos priemonės būtent vonios kambariui. Keliaujam toliau. O čia grindų valymui. Jau tikrai įsirinksite ir šluostes. Kaip matote, įvairių dydžių yra, tai kad ir kokios didelės jūsų ilgos ten grindys, kad ir kokia didžiulė erdvė, atrasite tokius geriausias to šluostes, kad viską pavyktų įsivalyti. Tai kaip matote, pasirinkimo aš dar tokio, bent jau asmeniškai, tai tikrai nemačiau tokio plataus asortimento. Tai va čia galima rasti. Ir priemonės irgi yra tikrai tokios dar niekur nematytos. Turim ir čia dar priemonių, prašau, langų valymams, tai irgi pasiimate antgalį tokį, tada įsirenkate laušinę, irgi kokią tik tai norite. O, pavyzdžiui, man patinka spalvos, tai aš tokią geltoną įsirinkčiau. Ir viską nuo A iki Z čia matau tikrai galima rasti. Tai tas labai smagu, ateini į vieną vietą, profesionaliam namų valymui ir savo paskui gražiai susitvarkai namus, o tas priemonės laikai kitam generaliniam valymui. Taigi, kaip matėte, prekybos miestelyje Urmas švaros ir grožio priemonių rasite tiek smulkiuosiuose versluose, tokiuose mažose, jaukiuose parduotuvėlėse, kur dirba patys šeimininkai kiekvieną dieną, ir taip pat profesionalų parduotuvėse. Tai yra tokiuose parduotuvėse, kur yra didžiulis asortimentas, tiek generaliniai tvarkai, tiek ir kasdienai. Ačiū žiūrėjusiems šį kartą mūsų reportažą, susitikime kitą kartą. Iki!